Tu varai į Egiptą, nevarai? Noriu. Nu ką, sveiki visi. Sveiki. Mes su Luku kūrėme šį video, kuris bus apie kelionę kur. Egipte. Gerai, aš ten varau jau antrą kartą, esu buvęs ten gal prieš, nežinau, 19-20 metų, Lukas varo pirmą kartą. Tai va, tai šis video bus Luko akimis. Lukas bus pagrindinis veikėjas, o aš būsiu operatorius. Ne? Taip. Taigi, varom. Nu, Lukai, kaip skrydis? Geras. Gal sunkus, ilgas, bet geras. Ką mes čia veikiam dabar? Vizas reikia kažkokias pasidaryti. Nesuprantu, kam jos yra. Nu, dabar reikia tėčiui užpildyti vizas. Kaip sekasi? Gerai jau, atkalęs sistemikė esu. Nice. Maladės. Nu tai žodžiu, praėjom. Ką reikėjo praeiti, aš nežinau kaip tai vadinasi. Bet dabar einam lagaminus ieškoti, tai karočiui. Lagaminų. Kodėl Tai pasirinkti? mes pasirinkome dėl to, kad tėtis pasiėmė droną, o droną pasirodo negalima ir tiesiog dabar mes šis pastrigė. Turėsim palikti oro uostą. Sargzimą, net neįleidžiu. Na gerai. Šiaip ne taip ištrūkom iš oro uosto. No. 111.
Tai dabar ką reikia? Autobusas surasti, kurio numeris? 111. Likit baimės autobuse, kai išlipsit. Ir taip pat būkite atsargūs su kondicionieriais, jeigu jungsitės jos, nes labai lengva yra peršalti šios šaltos žiemos. Ir gero atostogų, gero poilsio ir iki pasimatymo sekmadienį arba už pusės metų, jeigu ne sekmadienį. Nu, Lukai, mūsų diena šiandien baigėsi, atvykome, dabar yra 12 valandų ir einame miegoti, ne? Jo, pagaliau. Viskas. Labanakt visiems, pirmą dieną baigėsi, mes atvykome į Egiptą Šarm Šeichą. Nu, Lukai, kaip miegojai? Visai gerai. Kiek dabar valandas? 7? Jo, labai laikas. Koks planas? Einam papusryčiauti ir po to kartetas pasakyti. Aš tau jau sakau. Prie jūros ar kažką. Ne, apžiūrėti čia. Viską įsiaiškinti, kas tur čia yra. Tai jo, iki susitikimo. Pirmą reikia viską apžiūrėti, ne? Žiūrėti, bandelių. Nu, jo, blogas. Čia blyneliai, kažkiek pašiaupas pats. Dar bandelių. Čia maišakiusi. Tada čia tokia daržovės. Daugiau bandelių. Ką valgysi? Daugiau bandelių. Bandelių. Bandelių dieta. Galvoju, gal kokių dešrelių su kiaušiniu. Tokie geri europietiški pasakyti. Čia prieskoniai. Ten dar yra. Ai, ten dar. Čia buvo ryšiai, kiemas. Kiaušinės, vainas, daržovės ir taip toliau. Ką vakar tėtis valgė vakarieniai. Mėsos, sumuštikas. Išsirinksi? Jo, mano. Man nėra per daug. Nu, ką išsirinkai? Biškį dešrelių, du blynelius, du duonas ir omletą. Ir paškapą. Jo, aš kiaušinienė, daržovių ir sūrio. Sėdim, pusryčiaujam ir eisim sutikti su gidu. Sakyti visas mūsų misijas. Nu gerai, pirmą dieną, ekskursijos užsakytos, turėsime įvykdyti 3 misijas, bet dar nesakykim kokias. Jo. O šiandien leisim laiką
prie baseino. O palauk, mes jau nepasakėm jų? Ko? O mes nepasakėm jų? Ne. Tai va. I will hide him now like a Bedouin. Bedouin. And when you go to the desert, you can close all your face like this one. Oh, Dune. Yeah. Man šitas patinka. Can you look in the mirror here? Check. It's nice style, yeah? Jo, style. Nu, okei. Vakar visą dieną prabuvome prie baseino, tai nelabai buvo ką filmuoti. O šiandien ką veikiam? Prie jūros varysim. Ką ten veiksim? Nardysim, daivinsim ir žiūrėsim gal gražiai žuvis. Okei. Planas toks. Tai karočiui, mes dabar atvažiavom prie jūros. Jūra yra žiauriai nedinga. Tėtis ką tik buvo tualete grįžta. Ir va čia kažkokios dangerous. Nu, papasakok. Tai mums dabar čia yra labai didelės bangos, mes nelabai daug galim nuplaukti, tai teks daivinti čia labai arti. Gerai, mačiau bosą krito. Labai stiprus vėjas, ne? Stiprus srovė. Reikėjo va į tą pusę, paskiau pareiksim, gerai? Pasakok. Labai galinga srovė, fainos žuvelės, gaila, kad negalima už plūdurų. Ir tiek. Žodžiu, labai stiprus vėjas šiandien, raudona vėliava, tai neleido už plūdurų užplaukti, o čia labai yra sieklo. Nu, bet ką matėm, tą matėm. Mes jau baigėme. Mes jau baigėme. Dabar važiuojame, eisim laukti autobusų. Išties. Ir Išties. Ką, nenulaikai? pavalgiam bandelių.
popkornų ką Okay, tik. nu nemakaluok tu tos kameros, tiesiai. Sultis tėtis man aiškina, kaip laikyti kamerą. Ir jo. Aš tave mokinu būti video vlogeriu. Užsičiaupk! Oi. Tėti, kaip sekėsi tualete? Linksmai. Labas rytas. Šiandien yra 3 diena Egipte ir po 2 dienų prie baseinų ir jūros. Mes šiandien vykdome pirmąją misiją su Luku ir ką mes veikiam? Važiuojame į Kairą, skrendame. Jo, mes važiuojame į Kairą, skrendame į Kairą, pažiūrėti piramidžių, ne? Taigi, sekite mūsų nuotykius toliau. Taigi, pasitiko mumis gidas, Basan. Ja. Ir mes važiuojam į aeroportą. Kaip netikėtai, bet atvyko laiku, nevėlavo, tai labai gera pradžia. Ane, Lukai? Jo. Dabar mums reikia į eilę 7, 8, 9. Praėjome patikras, turime bilietus ir tiesiog dabar reikės laukti skrydžio. Okay, ankstyvas rytas, mes jau Kaire, pasitiko gidas, šiaip viskas gan sklandžiai ir dabar su šitą nedidelę grupelę keliausim žiūrėti viską. O, Jėzus, tu Marija. Esam prie Nilo. Vila neskara nepasiekia, bet tą pasiekauja, kad krokodilai sprasi. Jo. Tailandas sugrįžo. Kaip ir reikėjo tikėtis, didelis bardakas, daug žmonių, visi čia viską daro, labai sunku susigaudyti, tikrai. Esame prie
buvo verta. Jo, daug žmonių, daug čia partakėlis toksai turistinis, bet vieną kartą gyvenime tikrai verta atvykti ir pamatyti didžiasias Gizos piramidės, ne, Lukai? Taip. Kur mes čia lendam? Tunelį piramidą. Žiūri, ilgas yra. Ledai būtų gerai. Žodžiu, esam nedidelės piramidės viduje. Labai čia trūksta oro, karšta. Ir labai žemi tuneliai, ne? Sunku, bet gal verta? Nu ką, 5. diena Egipte ir šiandien mes įgyvendinsim mūsų antrą misiją. O kol kas tai paslaptis, pamatysite mūsų nuotykius toliau. Lukas nekalbus, nes yra ankstyvas rytas, jisai dar miego režimu.
užsakymo. Paprašėm, kad pafilmuotų po vandeniu. Papasakot, Ūkai, kaip tau sekėsi pirmą kartą? Pirmas buvo kaip paviršiumi, be tų balionų oro, tai žiauriai fainiai, daug koralų. Pamačiau barakudą, tokio maždaug dydžio. Ir tada buvo su tais oro balionais 10 minučių. Aš maniau, kad ten buvau kokias tik 3 metrus po vandenio, o pasirodo 7 metrus po vandenį. Tai jo, patiko labai. O tau? Jo, fainiai. Labai didelis vėjas, labai stipriai banguoja, tai reikia labai koordinuoti savo judesius. Bet vanduo labai švarus, bet labai sūrus. Šiaip fainiai. Tai labai šalta tiktais. Jo, stiprus vėjas. Šiandien yra paskutinė diena. Mes jau šiandien ir dar paskutinę misiją vykdysim. Tai ta paskutinė misija yra po safari su keturračiais. Tai jo. Reikia nusipirkti akinius ir kariutės, tai 6 eurai. Nepasakysiu, kad labai patogu, toli nenuvažiuosiu. Jau antrą kartą ant kupranugario, gal ir trečią. Lukai, tu pirmą kartą kupranugario? Antrą? Ką? Neatsimenu, kur, O, jau.
Kaip? Gerai, nu, leidau pavažinėti trumpam, nu, atgal. Žiauriai fainiai buvo, labai geras žmogus buvo tas, kuris leido. O tau? Jo, fainiai. Trumpai, bet fainiai. Jo. Tai ką, viskas, visos 3 misijos įvykdytos. Varysim namo.